Šiandien sveikinsime tuos, kurie 100 metų olimpiniam judėjimui, 100-mečio proga dalyvavo olimpinėse žaidynėse Paryžiuje. Turime labai gerus rezultatus, labai džiaugiamės kiekvienu sportininko pasiekimu ir žinoma, šiandien padėkosime jiem ir jų treneriam. Olimpinis ciklas niekada nepasibaigia, pabaigėm vienas olimpinės žaidynės, taip pat pradedam kitas. Primenu, tik šiek tiek daugiau negu metai liko iki olimpinių žaidynių Milano Cortinoje, kur mes irgi džiaugsimės ir stebėsime mūsų sportininkų startus. O iki Los Andželo irgi visai nedaug, 4. Buvo šie metai tiek olimpiniai, tiek paralimpiniai metai. Paralimpinėse žaidynėse iškovojom vieną medalį, tai yra bronzos medalį dziudo mūsų imtynininkas. Malonu ir faina, kad jau nežinau, 4 ar 5 metai, kaip mes kartu su olimpiniu komitetu ir su paralimpiniu kartu turim šitą renginį, šio sporto apdovanojimus. Tai yra tiek olimpiečiai, tiek paralimpiečiai kartu. Tai yra kažkas neįtikėtina. Tai mes džiaugiamės. Aišku, kad visiems Lietuvos žmonėm, tiek sportininkam, tiek olimpiečiam, tiek paralimpiečiam norėčiau palinkėti kuo išraningesnių, geresnių, linksmesnių 2025 metų ir aišku, sveikatos. Man tikrai tai reiškia labai daug, kadangi mes sportininkai darome tai, kas mums patinka, tai, kas mus veža ir gauti tą atgalinį ryšį yra tikrai labai svarbu ir labai brangu. Mūsų šeima labai myli sportą ir mūsų yra labai gausus ir didelis būrys. Labai džiaugiuosi, kad visi galėjo čia atvykti ir noriu palinkėti visiems, kad džiaugtųsi šiomis kalėdomis, nors jos ir nebaltos ir praleisti gerai laiką su artimaisiais. Aišku, galiu patikėti, jeigu būčiau netikėjęs, nestovėčiau čia. Tai ėjom, sakau, to tikslo sunkiai dirbom, tik sakau, ačiū tie, kas patikėjo, kas leido dirbti, kas aukojom, kas, sakau, buvo visą laiką šiuo momentu kartu, tai aišku tikėjom. Ir pirmas tas kluptimas buvo tokias, bet ėjom tolyn ir, sakau, nenustosim, kol lauksiu, nelaimėsim, taip kad Lietuvai vėl pažadas. Metų komanda tai yra visų, kaip dabar mes keturiese, yra aikšteliai sąjunga ir kaip mes sąveikaujame. Ir šalia buvo dar nepaminėti tos žmonės, nes mes buvome aikšteliai. Tai treneriai visų pirma, administracija, federacija, kurie suteikė tas sąlygas, kad galėtume būti kartu. Tai būtume nepasiekę be artimųjų palaikymo, kur aukojom laiką, kad būtume čia, simtom duom. Tai tikrai didžiulė garbė ir neturiu žodžių, sakau, tikrai malonu. Ačiū, Justina, tau, tu baigos stati. Ačiū, Justina, tau.